Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki, brangieji. Su jumis tradicinė laida Polis ant kalvos ir jos vedėjas Marius Kundrotas. Neseniai atšventėme 3 mums svarbias datas. 1918 vasario 16, 1949 vasario 16 ir 1990 kovo 11. Ką reiškia šios datos ir kas per jas sukurta? Apie tai kalbėsime su Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu Gintaru Songaila. Sveiki. Sveiki. Pradėkime nuo laikų, kuriuos patys prisimename. Sąjūdis, atgimimas, nepriklausomybė. Kai kurie tuometiniai lyderiai šiandien kalba, jog pagrindinis tikslas buvo išeiti iš Rusijos geopolitinės erdvės į Europos erdvę. Ar tai tiesa, ar vis dėlto kurta nacionalinė valstybė? Matyt, buvo toks flangas Sąjūdyje, kur mąstė tik apie ėjimą į vakarus, bet aš manau dauguma žmonių, piliečių, kurie dalyvavo Sąjūdyje, jiems buvo svarbiausia mūsų valstybės nepriklausomybė, valstybės Lietuvos Respublikos atkūrimas, ir ta tautinė valstybė iš tikrųjų buvo pagrindinis tikslas ir bent jau pradžioj, ir kai buvo Sąjūdžio jau kaip ir dauguma aukščiausioje taryboje, tai mes matėm, kad buvo laikomasi tokios krypties. Bet girdėjome, tarkim, kad ir iš Vytauto Landsbergio atkuriamo Seimo pirmininko, kuriam daugelis priskiria visus nuopelnus nepriklausomybės atkūrime, kad nepriklausomybė tai buvo tarsi kažkoks etapas. O paskui mes įsijungiam nuosekliai, Europos Sąjungą, ten taip toliau. Kaip jūs tai vertinat? Nežinau, reikėtų žiūrėti tiesioginės citatas, nes kartais profesorius Landsbergis kalba lankščiai, bet ne kartais, o dažnai gal, bet iš tikrųjų, aš negirdėjau, kad tai būtų formuluojama taip, kad tai yra tam tikras etapas, bet buvo visą laiką kalbama, kad mes turime integruotis, ne tik NATO, kaip ir nacionalinio saugumo tas tikslas, bet ir Europos Sąjunga, ir tada mes būsim saugesni, iš tikrųjų keliančios grėsmę Rusijos, bet tuo metu, kai mes stojome į Europos Sąjungą, sakykime, tos federalizacijos tendencijos nebuvo tokios ryškios, bent jau sutartinėse tose santykiuose jos nebuvo taip aiškiai suformuluotos, kaip po to jau priimant Lisabono sutartį. Ir aišku, mes pastebėjom tendenciją, kad aukojamas, nepaklausiant Lietuvos žmonių, aukojamas Lietuvos suverenumas vardan tos vadinamos integracijos. Ir aišku, čia išryškėjo būtent tas modelis, kad integracija svarbiau negu savo valstybės išsaugojimas. Tai čia taip, turbūt profesorių Landsbergį galim priskirti tokios politinės krypties kaip atstovą, priskirti. O kas vis dėlto pasikeitė tame pačiame Sąjūdyje, kad nepriklausomybės idėja tarsi išstūmė gilesnį integraciją kažkur tai? Sąjūdyje neatsitiko, pats Sąjūdis nuslopo, o to Sąjūdžio, kuris buvo, šiandien nėra. Tas organizacija, kur dabar vadinasi Lietuvos Sąjūdis, iš tikrųjų yra Tėvynės sąjungos toks satelitas, kur vykdo tą pačią politiką kaip tam tikra politinė partija, kuri yra už, kas ten bebūtų sakoma, bet kursas yra už federalizaciją. Tai nors yra matyti ir tam tikrų vidinių skirtumų, kur ne visi taip mąsto. Federalizacija, tai jūs turite omeny Europos federalizacija. Europos Sąjungos virsmas į naują valstybę, faktiškai. Iš valstybių sandraugos į naują valstybę. Taip, į tokią kaip ir imperija, nedemokratiška, nes tokia eurobiurokratinė, nes neįmanoma sugalvoti tokios demokratinės sistemos, kur iš tikrųjų ir tokios tautos nėra, kuri būtų atstovaujama. Vadinasi, tai tik tai kažkokiais dirbtiniais, biurokratiniais būdais tokią imperiją galima sukurti. Ir tai yra tam tikra grėsmė. Vasario 16 lietuvių liaudį pavertė politinė tauta, valstybinė tauta.
Suklestėjo švietimas, kultūra, ekonomika, bet praktiškai be šūvio pasiduota Sovietų sąjungai. Ar galime sakyti, kad kovo 11-osios Lietuva sėkmingesnė šiais ir kitais aspektais? Deja, negalima to sakyti. Aš manau, kad vasario 16 Lietuva tikrai buvo sėkmingesnė ir padėtis buvo žymiai sudėtingesnė 18 metais. Ir ypač turint omeny, kad ta politinė tauta dar jos nebuvo, jie buvo pakankamai įvairovė, reiškia visuomeniai, ir ta dalis, kuri kovojo už Lietuvos valstybę, ji neturėjo jokių resursų iš esmės. O kalbant jau apie pačią valstybę, kai ji buvo atkurta, tai ypatingi nuopelnai nacionalinio švietimo srity, taip pat ir ūkinės raidos srity, kuriais mes kovo 11 Lietuvoje tikrai pasigirti negalime. O kaip viskas baigėsi tada, tai reikia prisiminti, kad ne dėl to, kad, ką reikia pripažinti, kad tas establishmentas vadinamas supuvo, bet taip pat ir dėl to, kad buvo mėginama turbūt nelaiku eiti demokratizacijos keliu, ir tie koalicijos partneriai, kurie buvo pritraukti jau į demokratėjimo keliu einančią Lietuvos Respubliką, jie ir išdavė, jie ir balsavo, kad nereikia priešintis. Tai čia toks klausimas. Dabar kaip šiandien mes matome, kaip mūsų lyderiai daro visokius pareiškimus ir demonstruoja tam ryžtą apginti savo šalį, nacionalinio saugumo prioritetą kelia, bet jeigu atsitiktų kas nors rimtesnio, klausimas, kaip ar nepamatytumėm, kad ir pas mus tų puvėsių yra nekiek nemažiau, kaip buvo tada 40 metais. Gal ir daugiau netgi kažkiek, ar ne? Čia sunku pasakyti. O ar nėra pagrindinis skirtumas tarp to meto Lietuvos ir šiuolaikinės Lietuvos vis tik tai epochoje, kad mes, kaip ir įsijungiam į tą globalų į pasaulį, atviros sienos, ir dabar matom už tai tokią emigraciją. Tarpukario Lietuvoje kažkiek irgi emigruota, bet gerokai mažiau. Ta migracija buvo masinė iki kol įvyko tas kai kurių čia mūsų liberaliai mąstančių apžvalgininkų nemėgstamas perversmas, nes iš tikrųjų ta vadinama smetoninė Lietuva ir sustabdė tą emigraciją. Mūsų ta grėsmė tokiam atviram pasauliu, globaliam pasauliu dar yra labiau išaugusi, bet mes per kiek čia 10 metų mūsų politinė sistema nesugebėjo adekvačiai reaguoti tą problemą. Ir dabar iki šiol nesugeba, nes lyg tai visi supranta, kad prioritetas kažkaip tą stabdyti, o veiksmai būna priešingi, kaip ir toliau stumti tos lietuvius iš Lietuvos. Tai deja, tai yra požymis mūsų politinės sistemos neadekvatumo. O kokie būtų tie adekvatūs sprendimai stabdyti šitą išsivaikščiojimą? Bent jau nereikėtų daryti veiksmų, kur ir toliau skatina, nes, sakykime, kur yra pagrindinė problema dėl tų urėdijų reformos. Tai centralizacija, tik tai keli šimtai žmonių bus atleista, bet ne tik keli šimtai žmonių bus atleista, rajonuose, ten jaunos šeimos, bet taip pat ir smulkus verslas ten, tose urėdijose, net neskaičiuoja, o gal tai 1000 žmonių gyvenimus palies, o kur jie keliaus? Tai jie ten įsitvirtinę, tai čia vėl įėjimas į antiregioninę politiką. Tai aš tikiu, kad kaip ir bus kažkaip tai nusaikiau dėl tos reformos pasižiūrėta į tą, bet pats impulsas yra visiškai priešingas, negu šitoj situacijoje reikėtų galvoti. Tai kur čia prioritetas? Prioritetas visiškai priešingas turėtų būti. Ir blogiausia, kad tai reikia ilgalaikio sunkaus darbo, o greitų kažkokių stebuklingų sprendimų pasiekti neįmanoma. Tai bent jau nebloginkim tos situacijos. Bet vis nueinama tokių liberalistinių tokių kelių, kur vadinamo efektyvumo, tarsi čia būtų miškų tvarkymas, būtų vien tik tai, reiškia, kokios tai įmonės finansinės grąžos klausimas. Ir net į šitą klausimą dar klausimas, reikėtų suabejoti, kaip, pasižiūrėkime tas sistemas Latvijoje, kaip ta centralizacija suveikia ar panašiai. Tai, labai jau kartais nepasverti tie būna žingsniai ir paskui tiek sugaištame energijos, kad prieš pačius save sustabdyti nuo kažkokių tai nesąmonių.
Tai va toks chaosas. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl ir toliau tas tęsiasi ir ta socialinė atskirtis, taigi buvo deklaruojama, kad kažkaip bus mėginama mažinti ją, tai reikia energingų žingsnių. Kur jie? Tai jau kaip ir senka tas piliečių, kurie balsavo už dabartinę politinę daugumą, jau senka tas pasitikėjimas ir gali būti greit iššvaistytas, tai vėl nusivylimas, vėl tada emigracijos banga. Tai dažnai žmonės ne dėl ekonominių priežasčių, bet dėl to nusivylimo, dėl to nematymo kažkokių perspektyvų važiuoja. Na kągi, dabar trumpam pasitrauksime muzikiniai pertraukėliai ir to jau grįšime. XFM. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Kai kurie šių dienų intelektualai kalba, kad vasario 16-osios Lietuva buvo žingsnis atgal. Nuo abiejų tautų respublikos, kosmopolitiškos, liberalios į gentinę kaimo bendruomenę. Maža to iš vakarų į rytus. Iš kur kyla tokios kalbos ir kiek jose tiesos? Čia be abejo manipulacijos, nes mes kaip moderni tauta, moderni valstybė tikrai savo tradiciją galim vesti nuo XIX amžiaus pabaigos kilusio nacionalinio atgimimo ir tautinės valstybės susikūrimo, Lietuvos Respublikos tokio sukūrimo, kur valstybingumo tradicija tik buvo atkurta, bet tai buvo moderni valstybė. Ji reiškėsi kaip moderni valstybė nuo 18 metų. Tas pats įvyko ir kitur Europoje, susikūrė toje epochoje modernios valstybės ir, galim sakyti, ir modernios tautos. Tai tas mėginimas mus čia grąžinti ir kažkaip idealizuoti abiejų tautų respubliką yra kaip ir papūgiškai perimta tezė iš vadinamų kresų organizacijų, tai ir Lenkų šovinistų organizacijų, kurie taip ir deklaravo, kad vasario 16 buvo klaida ir reikia grįžti prie unijinių tradicijų. Ir tai bus atseit labai pažangu. Tai, kaip jūs sakėt, tie intelektualai iš tikrųjų nėra jokie intelektualai, o yra marionetės, net sakyčiau, ne Lenkų šovinistų, o Kremliaus, taktikos supriešinti mūsų Lenkiją. Ir visą laiką tas eskaluojama, visą laiką, kaip ir dabar dėl tos rašybos vėl pradėta, visą laiką mėginama tą kiršinti. Ir įdomu, kad kaltinami tie, kurie sako, kad reikia laikytis mūsų konstitucijos kažkokio orumo principų, bet ne tie, kurie vis neršia ir sako, kad mums ant tos konstitucijos, o kas čia tokio atsitiks, jeigu mes rašysime ten tą patį garsą, ne tą pačią raidę. Bet tai yra mūsų fonetinė rašyba, moderni beje rašyba. Mums siūlo grįžti ką, prie Mažvydo laikų ar ko, tai labai keista. Reiškia, šiukšlių dėžę išmesti visą Jablonskio laikų kaip ir kurtą rašybos sistemą. Aiškinama, kad tai čia tenais prieš karą buvo ten dėl tų asmenvardžių įvairi politika ir kad čia bolševikai įvedė. Tai tegu pasiskaito, kaip buvo išeivijoje po to, kai jau mes buvom okupuoti. Ir visą šitą nutyli. Tai tokia sumaištį kelia. Čia vėl reiškiasi tas mūsų nesugebėjimas tvarkyti savo valstybėje ir dar viena priežastis, kai niekinami titulinės tautos piliečiai ir jie taip pat irgi tada nusivilia ir nemato čia kokių tai šaknų ir važiuoja kažkur. Galbūt mažiau nei 1918 vasario 16 akcentuojama atitinkama data 1949, kai partizanų vadai paskelbė dar vieną Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją. Kokia šio akto reikšmė? Ar tai buvo tam tikro judėjimo deklaracija, ar visos politinės tautos valia? Mes negalim sakyti, kad tai buvo visos politinės tautos valia, bet tai buvo tų Lietuvos patriotų, kurie norėjo išsaugoti politinę tautą valia. Tų iš tikrųjų Lietuvos Respublikos valstybinės politinės tradicijos tęsėjų. Aišku, tai buvo būdas, partizaninio karo būdas, bet tai buvo iškelta aiški programa,
vardan ko vyksta tas karas. Ne šiaip sau kažkokia tai suirūtė, o tam, kad apginti valstybę pačiom sunkiausiom sąlygom. Tai vienas iš ir dramatiškiausių, bet ir pačių pasaulio istorijoje vienas iš tokių, pačių tokių ryškiausių istorinių atvejų. Ir aš manau, kad per mažai iš tikrųjų mūsų valstybei atsisukuma į tą pokario metų istoriją, o kartais netgi mėginama diskredituoti ir tokiu pat būdu palaužti tą valią ginti valstybingumą. Nes jeigu mes tapatiname su tais, kurie gynė šitą valstybingumą, tai mes tokiu būdu palaikom to savo valstybės tradiciją. Bet jeigu mes tapatiname su kažko kitu, tai mes tada esam tų griovėjų pusė, tų, kurie atakuoja mūsų istorinę atmintį. Tai yra informacinio karo sąlygom mes gyvenam, o apsimetę, kad čia nieks nevyksta. Iš vienos pusės rėkiam, kad vyksta, iš kitos pusės apsimetam, kad nevyksta. Tai vėl chaosas. Kovo 11. Kaip judėta link šios datos? Ar tai buvo iš pat pradžių suplanuota nepriklausomybė, ar tik vėliau susiklosčiusių politinių aplinkybių išdava? Po to, kai 1989 m. vasario 15 d. buvo priimta Sąjūdžio deklaracija apie tai, kad bus siekiama nepriklausomybės be jokių apribojimų. Ir po to, kai išryškėjo pozicija, kad vis dėlto turi būti panaikintos neteisėtos aneksijos pasekmės. Pati aneksija būtų panaikinta, kai dėl to Stalino-Ribbentropo-Molotovo to sandėrio buvo ryškinama ta pozicija Sąjūdžio ir to viso judėjimo. Ir taip pat ir tą vadinamą liaudės suvažiavimą Maskvoje buvo pasiekta, kad net ir Maskva pripažino, kad tai buvo neteisėta aneksija. Tai po to, žinoma, jeigu būtų atsitraukta nuo nepriklausomybės paskelbimo, tai būtų buvusi išdavystė. Ir aišku, ta vadinama nepriklausoma komunistų partija taip ir elgėsi, siūlė eiti ten žingsnis po žingsnio ir taip toliau. Tai jau po 89 metų vasario, 90 metų kovą, tai buvo logiška išdava. Tai nebuvo, aišku, dar buvo diskusija, ar tą jau daryti kovo 11, ar dar kažkaip tai manevrus kažkokius daryti, bet kadangi Maskvos politika buvo priimti įstatymą draudžianti išeiti ir, taip sakant, nustatyti tvarką, kaip galima išeiti iš Sovietų Sąjungos. Dar viena priežastis, dėl ko buvo, tikrai neatidėliojama. Bet jūs užsiminėte apie taktiką žingsnis po žingsnio, bet juk iš pradžių Sąjūdis irgi naudoja šią taktiką. Jos pirmas pavadinimas šios organizacijos buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Tai tas aš ir sakau, tas vyko iki 89 metų vasario 15 dienos, kai iš tikrųjų, jeigu mes būtumėm darę taip, kaip šiandien daro provokatoriai Baltarusijoje ir sako, mes revoliuciją darom, tai būtų išvaikę, pasodinę ir pasibaigė viskas. Bet buvo keliami nuosaikus reikalavimai, buvo siekiama, kaip ir iš pradžių, kaip ir konfederacijos tokia idėja, buvo daugiau naudoja demokratizacijos, viešumo, tos šūkius. Bet kai Sąjūdis jau iš esmės įgijo didžiulę įtaką, kai didžiulį pasitikėjimą įgijo žmonių, nes žmonės ir tarp kitko jautė, kad vis tiek tai eina link valstybės atkūrimo, tai vis dėlto tie politikai, kur atstovavo, tos žmonės, kurie troško savo valstybės, neišdavė. Jie pasielgė taip, kaip žmonės ir tikėjosi. O pats, kadangi buvo Sąjūdžio iniciatyviniai grupiai, tai paklausiu taip labai tiesmukai. Pirmose pokalbiuose, jūsų grinai ratuose, jau buvo kalbama apie nepriklausomybę? Ką reiškia mūsų ratuose? Sąjūdžio, sakykime, įkūrėjų ratuose. Mano ratuose, jeigu mano ratuose, tai taip, buvo kalbama, bet mano ratai irgi buvo įvairiuose judėjimuose, aš dalyvau ir paminklossaugos, etnokultūros. Etnokultūros judėjime buvo kaip ir laikomasi tokio daugiau nesikišimo į kažkokio tai politikos batalijų, reikalus, kaip ir alternatyvaus gyvenimo būdo kūrimas, neformalaus, nepriklausomo, bet ten nebuvo keliama tokių minčių, tiesiog stiprinti savo kaip ir lietuvybės kažkokią šaknis, atgaivinti, kad
Paminklosaugos taip pat buvo kaip ir toks disidentinis gal judėjimas, bet jis irgi negalėjo netgi kelti ir neprivalėjo. Bet žinoma, mano aplinkoje buvo tokių žmonių ir mes bendraudavom ir vasario 16 švęsdavom ir žinoma, ir daug tokių žmonių buvo, kurie kaip tikėjo, kad ateis kažkada toks momentas, kai susidarys sąlygos, kai galima bus galvoti ir apie išsivadavimą iš komunistų okupacijos, rusų valdžios. Na ką, ir dar kartą trumpam pasitrauksime ir toj sugrįšime. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Vasario 16 sovietų laikais buvo sunaikintos valstybės prisiminimas. Nors yra teigiančių, jog Lietuva niekur nebuvo dingusi, ji tik laikinai ir neteisėtai okupuota. O kas mums šiandien yra kovo 11 po įsijungimo į Europos Sąjungą? Nepriklausomybės prisiminimas ar jos šventimas? Kai kurie kaip ir sausio 13 tik prisiminti nori, uždėti tas neužmirštuolės, tarsi mes su tom neužmirštuolėm būtumėm ir tie žmonės, kur gynės valstybė prie televizijos bokštų, tarsi jie su neužmirštuolėm tai būtų darę. Jie darė su valstybės simboliais, su vyčiu, su Gedimino stulpais, su trispalve. Tai yra matyti žmonių, kuriems idealas yra neužmirštuolė, kur kaip prisiminimas, taip ir kovo 11 taip pat. O yra žmonių, kur mano, kad ir ta valstybė yra, ją reikia ginti. Iš tikrųjų, kol tikinčių žmonių, kad ta valstybė yra, reiškia, ji yra. O kai jau to tikėjimo neliks ir valstybės. Nepaisant to, kad, ir konstitucinis teismas yra priėmęs tokių sprendimų, kad visą konstituciją pakišo po susitarimais su Europos Sąjunga, kur nė vienos Europos Sąjungos valstybės nėra tokio principo, kad konstitucija šalies būtų žemesnė už kažkokius ten susitarimus. Tai mes, aišku, dar turbūt grįšime istoriškai prie tų dalykų, kaip čia atsitiko. Ir aš manau, kad tuos kovo 11 idealus dar teks ginti. Ir dar yra tokio, kaip čia pasakyti, optimizmo, nes ir kitos tautinės valstybės Europos Sąjungoje nenori išnykti. Ir ta federalizacijos idėja, jinai pasmerkta, aš manau. Nepaisant to, kad vis tiek jie nori, vis tiek Junkerio ten ta, kauja pasakysiu, vis tiek nori eiti to keliu, nors jau gavo atsaką. Tai jeigu eis toliau to keliu, tai tikrai ir Europos Sąjunga gali sugriūti. Tai mes būtumėm už tai, kad ji būtų reformuota iš tikrųjų sandrauga tokių bendradarbiaujančių tautinių valstybių, o ne kažkoks tai darinys, kurį tautos piliečiai atmeta. Bet bijau, kad procesas bus pakankamai sudėtingas, nes čia dalyvauja įvairių žaidėjai, skaitant ir Rusiją. Bet vis dėlto turbūt yra skirtingas dalykas valstybės širdyje, valstybės žemėlapyje ir valstybė de facto. Man atrodo, niekur nedingo tas mūsų stuburas, kurį mes pademonstravom Sąjūdžio laikais. Tikrai, nepaisant visų slopinimų, nepaisant visų miglų, kur buvo pučiamas. Dabar jau kaip visur mums buvo kaip pavyzdys teikiami ten vakarų Europos ar Amerikos kokie tai pasiekimai demokratijos. Dabar mes matom, kad toj pačioje Amerikoje, kas dabar vyksta, tai niekiek dar net baisiau, negu pas mus buvo Paksogeitas, apie žurnalistikos standartus nėra ką kalbėti. Mes matom, kad pačioje Europoje Euronews parduoda musulmonų ir 53% akcijų pardavė musulmonų į Egipto. O tai yra Europos Sąjungos oficiali, kaip sakant, televizija, o Putinas su to musulmonų susitarė ir varo, reiškia, propagandą dėl Ukrainos prorusišką. Europos parlamentas kreipėsi į Europos komisiją, sako, ką jūs čia darote? Europos komisija, mes labai susirūpinę, o patys pasirašė 4 metam, ten 25 milijonai eurų kontraktą. Tai kas vyksta, tai tikrai mums nepavyzdys. Gal kartais ir iš mūsų gali pasimokyti kai kas, nes mes esam patyrę, matę, kaip tos imperijos veikia, mes galim kartais patart tiems, kurie nesupranta apie Rusiją ar dar kažką. 2009 metais Vilniuje tautinės organizacijos sukūrė naują tradiciją – kovo 11 maršus. Po kiek laiko tokia pati tradicija persikėlė į Kauną vasario 16 progą.
Pastaruoju metu šiuose maršuose pasirodė keistų vėliavų su esesininkų simbolika, o šiais metais suskambo dainos apie supjaustytus lavonus. Kas tai? Patriotizmas, provokacija ar kažkas kito? Tų provokacijų buvo ir anksčiau. Dabar įdomus reiškinys, kur jūs nepaminėjot, kad atsirado staiga tie anarchistai, kurie anksčiau, Antifa tie, kurie anksčiau ten daužydavo su geležinėm, kaip sakant, lazdom protautiškai nusiteikusius studentus, dabar atrodo taip, su švelnesniais kažkokiais šūkiais pabandė sudalyvauti toje eisenoje. Nebuvo galima, kaip sakyti, eikit lauk, ar ne? Labai toks keistas procesas. Tai čia neigiamas momentas, kad kaip visada tokių provokatorių lenda ir ne visada pavyksta susidoroti, bet teigiamas momentas, jūs pasižiūrėkit, kaip šitą eiseną paskatina norą švęsti kovo 11. Tai žiūrėkit, ir vėliava per visą Gedimino prospektą. Spėkit, ar būtų tas, jeigu nebūtų mėginama permušti tautininkų iniciatyvos. Tai reikia žiūrėti ir į tą pusę. Aišku, tas šūkis Lietuva visi, ar Lietuva lietuviams, ar Lietuva visiems. Žiūrėkit, juk buvo skelbiama, kad tai yra Lietuva visiems akcija, bet jau gėda, jau kažkaip pamiršo ir tą šūkį, kad Lietuva visiems. Taip, kad aš žiūriu, matau tokio optimizmo. Taip, juk tas eisena nėra vien dėl eisenos, o tai yra dėl sąmoningumo, dėl tautinės valstybės idealo apgynimo. Na, bet iš tikrųjų, kaip eisenos pačiam priekį eina žmonės su tam tikrais šūkiais, tai tarsi primetama visai eisenai. Aš nebuvau priekį, nemačiau aš tų šūkių, jeigu tokių buvo, tai labai negerai. Yra tų vidinių visokių rūpesčių ir tautiniam judėjime. Ar teisinga teigti, jog vienas pagrindinių sąjūdžio tikslų buvo grąžinti valdžią tautai? Ir jei taip, kiek šis tikslas įgyvendinamas dabartiniai Lietuvoje? Tai ne šiaip buvo smulkus tikslas, tai buvo esminis tikslas, kad suverenitetas priklauso tautai, kad valdžia kyla iš tautos. Tai konstitucinės teisės pagrindinis principas ir konstitucijos, kuri po to buvo priimta, pagrindinis principas. Niekam nei galva nebūtų šovę, tam pačiam konstituciniam teismui nei galva nebūtų šovę, kad galim kaip nors riboti, pavyzdžiui, tiesioginės demokratijos pasireiškimą. Net buvo tada išaiškita 94, man atrodo, metais, kai buvo klausima, ar ten Vyriausia rinkimų komisija gali kažką riboti, buvo paaiškinta, kad jeigu yra iniciatyvinė grupė dėl referendumo, pavyzdžiui, tai niekas negali jai trukdyti realizuoti, nes tai yra tautos įstatymdavystės teisė šventa, tai ir yra tas pasireiškimas suverenumo. Bet mes matome, kaip pasikeitė pastaraisiais metais, kai tas pats konstitucinis teismas nutarė priešingai, kad Vyriausioji komisija gali interpretuoti konstituciją ir jeigu konstitucijai prieštarauja, galima neįregistruoti, pavyzdžiui, referendumo iniciatyvinės grupės, kur buvo dėl euro. Nes jis žinojo, jeigu būtų įregistruota, nebūtų to euro. Tai va tokiu būdu, labai keistai, reiškia, tai tam ir yra tautos valios pasireiškimas, kad iš tikrųjų jis aukštesnis net ir už konstituciją, nes konstitucija tai yra tik tai sutartis su valdžia, kaip tauta leidžia savo tas suverenės galias valdžiai vykdyti, o ne kad valdžia primeta kažką piliečiams. Tai dabar taip gaunasi, kad referendumas iš apačios jau tarsi uždraustas, jau dabar Seimas spręs. Kai nepatogu, net ne Seimas, o kažkokie paskirti komisijų nariai ar panašiai. Tai net ir teismas negalėtų čia kištis iš tikrųjų. Tai tik tai formalių kažkokių tai reikalavimų, kad atitiktų kažkokius juridinės technikos reikalavimus, ką galima padėti, parengti, kaip sakant, iniciatoriams. O pati idėja tai yra pačių piliečių šventa teisė. Bet šitas buvo paminta. Ir svarbiausia, kad nieks šiandien net neprisimena. Dabar prisimena, oi, kaip čia atsitiko, kainos išaugo, mus apgavo. Tai kodėl taip atsitiko? Dėl to, kad, reikėjo tada ginti savo kaip tautos teisės. Ir gal taip nebūtų atsitikę. Tai tautininkai visada ir tautinės pakraipos judėjimai įvairūs ir visuomenės veikiai visada tą sako, visada tą siūlė. Ir sąjūdžio taip pat buvo tai idealas. Na ir paskutinį kartą pasitrauksime muzikiniai pertraukėliai ir grįšime jau apibendrinti. XFM. Jūs klausotės laidos
polis ant kalvos. Abi vasario 16-osios ir kovo 11-oji gimė iš masinių tautinių judėjimų. Ar galima teigti, jog šiandien Lietuvoje yra toks judėjimas? Ar tai yra tik tai marginalios radikalios grupelės, verdančios savo sultyse ir mažai kam reikalingos? Reikia pripažinti, kad tokio judėjimo Lietuvoje šiandien nėra. Tas gana keista, atsižvelgiant į tai, kad tokios srovės pakankamai stiprios pas visose kaimininėse demokratinėse šalise ir kitur Europoje. Matyt, mūsų tie neoliberalūs sluoksniai ir įvairios tarnybos labai sunkiai ir daug dirbo, kad toks judėjimas neatsirastų. Na, bet iš tikrųjų tos liberalios srovės yra vyraujančios visoje Europos Sąjungoje. Ten jums kažkodėl nepavyko, o čia jums kol kas pavyksta. Tai taip pat buvo beje ir Sąjūdžio pradžioj. Čia ta analogija gal ne visiškai tokia tinkama, bet vis tiek įdomi, kad juk prasidėjo ta perestroika Sovietijoje, visur kitur prasidėjo, o čia buvo visiškas sąstingis Lietuvoje. Visiškas stalinizmas, ta prasme, viešoje erdvėje, jokio viešumo nieko nebuvo. Tai kartais tai būna, kad atrodo, kad pas mus pati situacija blogiausia, bet kai prasiveržia, tai tada paaiškėja, kad, aš manau, kad tas potencialas mūsų yra tikrai didelis, dėl to ir kaip ir tie, kas tą supranta, aš turiu minėti mūsų lietuvių tautos potencialas, tie, kas tą supranta, daugiau ir pastangų tam skiria, kad sustabdyti tą tautiškumo pasireiškimą. Labai grėsminga yra, kad daug žmonių išvažiuoja ir tie žmonės, ta energija, kuri galėtų būti skiriama savo valstybės kūrimui, skiriama kažkur kitur išsisklaido. Ir aš bijau, kad turbūt esmė ir yra, kad tai politiniai mūsų sistemai gerai, kad tie žmonės išvažiuoja, nes tada jai mažiau yra grėsmės. Bet kita vertus, kalbant apie tos išvažiuojančius žmonės, ar jie iš tikrųjų yra patriotai, ar vis dėlto tai yra kaip tik kosmopolitai, kurių buvimas Lietuvoje dar pablogintų padėtį? Aš nemažai tokių žmonių pažįstu ir paprasčiausiai, kai negali išlaikyti savo šeimos, negali gauti darbo, kaip tenka ieškoti kitų galimybių, taip ir yra. Vis dėlto didelė dalis žmonių dėl ekonominių socialinių priežasčių išvažiuoja tikėdamėsi, kad gal grįš. Paskui gyvenimas parodo, kai jau sutampi su kita aplinka, vaikai tenais jau gauna kokį tai išsilavinimą vietinį. Tai būna jau sunkiau sugrįžti. Kur tas noras sugrąžinti tos žmonės? Kažkaip mes negirdim. Kur ta programa, kaip grąžinti tos lietuvius? Aišku, yra minčių ten ir kažkokias lengvatas suteikti ir dar kažką, bet tai tam turi būti sąlygos, kad žmonės galėtų čia savo šeimą kažkaip tai išlaikyti, gimdyti vaikus, kelti ūkį. Kol kas tai dar, matom, kad tik tai geri norai yra. Turbūt kiekvienas atvejis yra labai individualus, taip pat ir kalbant apie imigraciją. Vis dėlto yra tokių žmonių, kurie visada ieškos ten, kur geriau. Ir net jeigu Lietuvoje bus sukurtos kažkokios vidutinės gyvenimo sąlygos, vis tiek atsiras šalis, kur dar galima turtingiau gyventi, labiau pasiturinčiai ir taip toliau. Tai irgi tam tikros pasekmės. Iš vienos pusės yra tokio degraduotų sluoksnių žmonės, iš kitos pusės tai mūsų švietimo problemos taip pat ryškėja, kad kaip gali tai būti, kad vis auga dalis baigiančių Lietuvos mokyklas, kurių svajoja išvažiuoti iš Lietuvos. Tai kaip šitaip gali būti? Tai čia yra labai didelė bėda. Tai tikrai yra daug būdų ir yra daug žinoma dalykų, kurie gali padėti tą jaunai kartą, kaip labiau pririšti prie savo krašto, supažindinti su istorija, su etiniam tradicijom, su to, ką mato kitų šalių piliečiai ir gali pasakyti apie Lietuvą, kokia tai nuostabi šalis. Tai, o mes patys matome, kaip yra kažkas, kas mumise, kad vis niekinama kažkaip, kaip vis kažkaip trypiama. Tie visi viešieji veikėjai, kurie moko kitus, kaip čionais, reiškia, politika bloga. Jeigu pagalvoja apie tai, kaip jie per tą laikotarpį viešoje erdvėje reiškiasi ir ar jie nėra taip pat atsakingi dėl požiūrio į mūsų šalį ir jos istoriją. Kitaip tariant, viskas prasideda smegenyse. Ta patyčių kultūra. Dabar tyčiasi iš to, kad, palaukit, sako, tai jūs
patys tą kultūrą skleidžiat, patyčių kultūrą. O jūs paskui apsimetę dviveidžiai sakot, oi, kaip čia atsitinka, kad patyčios mokyklos ir panašiai. Kito akise mato krislos, savo akyje rasto nemato. Tas rastas jau toks, kad tikrai laikas tą stabdyti, tą patyčių kultūrą. Na, grįžtant prie tautinių judėjimo temos, tai iš tikrųjų pastebim, kad daugiausia tie judėjimai kyla šalyse, kuriuose yra labai aiškiai apčiuopiami tautiniai iššūkiai. Sakysim, vakarų Europai tai yra migrantai, ypač iš musulmonų šalių, Latvijoje, Estijoje tai yra tie rusakalbiai kolonistai, sovietiniai. Na, Lietuvoje gal tiesiog nėra tokių iššūkių, tai nėra ir judėjimo. Deja, ta mūsų stiprybė gali atsisukti kaip silpnybė, kad mūsų tas imunitetas nusilps ir mes tyliai galime įsiskirstyti ir užgesti. Kartais, kaip ir gyvenime, ta tokia atšiauresnė aplinka leidžia užsigrūdinti labiau. Taip kaip Latvija užsigrūdino, pabandyk tu jiems išmušti latvių kalbą. Niekada nepavyks. O pas mus tyliai, žiūrėkit, išmušinėja mūsų pačių vadinami intelektualai. Na, iš tikrųjų, įdomi situacija. Kam iš vis kokį nors žingsnį daryti, kad mažinti savo valstybinės kalbos statusą? Tokioje situacijoje globalioje, kai atvirkščiai reikia stiprinti ir kam eiti asimiliacijos keliu, jeigu galima stiprinti savo civilizacinius pagrindus. Na, bet iš tikrųjų mes turime labai įdomių išimčių, sakykime, tiek Lenkija, tiek Vengrija yra pakankamai monoetninės šalys, bet tautiškumas ten labai stiprus. Nu, čia gal ir viena ir kitas šalis dar turi ir tokios didybės, ypač Lenkija, didžiavalstybiškumo dar turi tokių tradicijų. Šiuo atveju tai matyt pasireiškia ir teigiama pusė, kad jie savo kaip ir neleidžia savęs menkinti, bet tai gal ir kitos yra priežastys, mažiau sovietizuotos buvo, gal atsparesnės ir tom liberaliom idėjom. Pas mus tie komunistai persidažė liberalus ir toliau ir plus žiūri į burną kažkokiem tai nieko neatstovaujantiems Briuselio biurokratams. Na, šiuo metu tiek Lenkija, tiek Vengrija daugiausia savo tautiškumą reiškia santykėje su Europos Sąjunga, tai yra siekis išsaugoti savo suverenės valstybės. Tuo tarpu Lietuvoje, pasak apklausų, žmonės labiau pasitikė Europos Sąjungos institucijom negu savom. Kaip tai spręsti? Čia ir yra pagrindinė grėsmė, juk, sakykime, ir dėl to paties euro. Buvo kai kurių argumentai, kad reikia įsivesti eurą, nes mes kaip ir niekada nesugebėsim vykdyti savo monetarinės politikos ir aš tų ekspertų klausau, tai jūs sakot, kad mes esam bankrotas, moralinis bankrotas, negalim susitvarkyti savo valstybėje ir vykdyti nepriklausomos politikos. Pripažino, kad taip. Tai kai pripažįsti, kad negali būti valstybė, negali vykdyti politikos atitinkamus, o atsakomybę kažkam reikia perduoti, tai patogu labai permesti atsakomybę kitiems. Ir dar kaltinti paskui juos, kad tu turi jų klausyti, kas yra ne visada tiesa, o dažniausiai netiesa. Na kągi, dėkui pašnekovui, ačiū klausytojams. Tikimės, kad vasario 16-osios ir kovo 11-osios idealai išliks mūsų tautos protuose ir širdyse. Juk tauta ir valstybė tai mes. Ar išdrįsime būti, ar dingsime istorijoje, kaip daugybė kitų tautų priklausys nuo mūsų visų. Iki kitų susitikimų, sudie.